Kada mes bandome kontroliuoti tų dalykų, kurių mums nevertėtų, mes patys tampame kontroliuojami. Mus gali kontroliuoti, mes jį bandom kontroliuoti, mes automatiškai tampam kontrolės spąstuose, nes kontroliuojam nekontroliuojamus dalykus. Belenkiek dabar kartu kontrolę pasakiau. Ir kada mes prioritizuojam kito žmogaus poreikius, mes prarandam ryšį su savimi, ryšį su savo jausmais. O kada tas ryšys yra užblokuojamas, tolsta ta savastis mūsų, kuri iš tikrųjų yra labai svarbi. Mes pradedam nebepasitikėti savimi, savo instinktais, nes vis kažkas yra užgniaužiama ir užgniaužiama. Nes visą laiką yra su ribom tokia klaida, kad aš tau sakau ne, arba aš brėžiu šitą ribą, bet iš pradžių savo. Tai yra pabandyti atskirti, kur yra mano jausmai, kur yra apie kitą žmogų, kurioje vietoje aukodamasi aš jau prarandu save, o kur viskas yra tvarkoje. Nes yra ir ta sveika kontrolė, kur sveikas noras padėti, bet jau yra tas toks chaosingas, kai mes patys savo kenkiam.